Maloningasis Tėve, ačiū Tau už Tavo Sūnų Jėzų Kristų, kurio dėka mes turime nuodėmę atleidimą, turime teisumą, gavę dovanai, esame palaiminti visais dvasiniais palaiminimais dangaus vietose, esame be galo turtingi Tavo Sūnuje. Taip pat dėkojame už Tavo žodį, kad galime įstudijuoti ir pažinti visą tai, kas mes esame Tavo Sūnuje, ir džiaugtis tais dalykais. Dėkojame Tau jo vardu. Amen. Alina? Negirdi Alina. Gerai, noriu kreiptis. Prašau, aš jau. Išjungti mikrofoną, gerai. Ačiū. Noriu pirmiausia kreiptis į tuos, kurie užsukate į mūsų kanalą. Domitės tais dalykais, ar šiaip atsitiktinai užsukote. Ir noriu jūsų paklausti, ar jūs esate tikras, kad jūsų nuodėmės yra atleistos. Turiu omeny, kad tiksliau neturiu omeny, kad ar jūs ėjote iš pažinties ir kunigas jums davė pakalbėti kokią maldą ir taip nuodėmės jūsų atleistos iki kitos savaitės, iki kito sekmadienio. Aš ne tą turiu omeny. Aš turiu omeny, ar Dievas jūsų nuodėmės atleido, nes nuodėmė atleidimas užsiskaito, kai Dievas jums atleidžia. Ne kai kunigas atleidžia, ne kaip kunigas pasako, ką jūs turite pasimelsti. Šitaip Dievas neatleidžia nuodėmių. Dievas atleidžia nuodėmes per savo Sūnų Jėzų Kristų. Ne per maldeles, ne per išpažintis, ne per dar kažką, ką žmogus yra susigalvojęs ir mano, kad tai Dievui tinkamas dalykas. Dievas atleidžia nuodėmes per savo Sūnų Jėzų Kristų, per jo atliktą darbą ant kryžiaus. Prieš 2000 metų jis buvo atėjęs ir savo noru buvo nukryžiuotas. Jis davėsi būti nukryžiuotas, nes savo mirtimi ant kryžiaus jis išpildė Dievo planą, Dievo tikslą. Dievas turėjo tikslą, kaip reikia susidoroti su žmonijos nuodėme, su kiekvieno žmogaus nuodėme. Ir jo tikslas, jo planas buvo pasiųsti savo Sūnų, Jėzų Kristų, kad jis kaip tobulas žmogus, jis gimė žmogumi, pasidarė toks kaip mes, apsivilko mūsų drabužiu, į mūsų kailį lindo, kentėjo mūsų kančias, mūsų skausmus, visas pagundas ir visa kita. Rašte rašoma, jis buvo gundomas visais atžvilgiais, bet be nuodėmės. Jis buvo be nuodėmės, jis nedarė nuodėmių. Mes kitokie. Mes gundame ir mes darome nuodėmės, bet Kristus nedarė nuodėmių. Todėl jis tapo tobula auka. Ir šita auka Dievui buvo priimtina. Ir ant kryžiaus jis sumokėjo už visas kiekvieno žmogaus nuodėmes. Ir Dievas šitokiu būdu įsteigia pagrindą, kuriuo atleidžiama žmonių nuodėmes. Ir viską, ką žmogui reikia daryti, kaip rašte rašoma, jo žodyje, Biblijoje, šventajame rašte, kad žmogus tiesiog turi pasitikėti Kristumi. Nes žmogus pats padaryti nieko negali. Kristus viską padarė. Kristus viską padarė, mes tiesiog turime pasitikėti jo darbu. Žmogus turi pasitikėti, kad Kristus, miręs ant kryžiaus, sumokėjo už visas mano nuodėmes. Jūs tai širdyje turite pasakyti Dievui. Nereikia žodžiu sakyti. Galite ir žodžiu, bet nebūtina. Visko, ko Dievas nori, nesvarbu, jūs žodžiu sakysite ar ne žodžiu, jis nori, kad jūs širdyje tikėtumėt. Kad tikėtumėt, kad taip ir yra, kad Kristus iš tikrųjų sumokėjo už jūsų nuodėmes. Nes žodis nieko nereiškia, jūs žodžiu galite sakyti, bet širdyje galite netikėti, jūs galite tiesiog, žinot, kaip bažnyčiose, kad tenai
atkartoja, ką kunigas pasakė. Tiesiog apeiginis atkartojimas, ceremoninis, bet nieko širdyje nevyksta. Bet Dievas nori, kad jūs širdyje tikėtumėt iš tikrųjų, kad Kristus mirė už jūsų nuodėmes ir 3. dieną prisikėlė. Jis prisikėlė, kad jūs išteisintų, kad duotų savo teisumą. Mirdamas ant kryžiaus jis sumokėjo už visas jūsų nuodėmes, su jomis susidorojo ir prisikėlė, kad duotų jums savo į teisumą. Nuodėmes atleidžiamas ir taip pat duodamas teisumas. Ir šalia teisumo Kristus, per Kristų Dievas duoda amžinąjį gyvenimą. Nes po mirties, kai mes mirsime, po to ateis tokia diena, kai Kristus iš dangaus mus prikels. Jis nusileis susitikti, reiškia, nusileis iš 3. dangaus ir mes būsime pagauti susitikti su juo ore. Taip įvyks mūsų prisikėlimas. Taigi Kristus daugybę dalykų padarė dėl jūsų. Viską, ką jums reikia padaryti, tai tiesiog jo pasitikėti, kad tuos dalykus, ką jis padarė dėl jūsų, gautumėte dovanai. Nes kitu atveju jūs turėsite atlikti bausmę už savo nuodėmes. Rašte rašoma, kad kiekvienas žmogus tos prieš Dievą į teismą ir turės, bus ištirti darbai ir kiekvienam bus skirta bausmė. Ir Dievas nusiųs žmogų į bausmės vietą, kuris yra ugnies ežeras. Ežeras, kuris dega ugnimi ir siera. Ir ta ugnis, rašoma rašte, niekuomet neužges. Ten bus amžina bausmės vieta. Nemanau, kad kuris iš jūsų žiūrinčių šitą įrašą norėtų ten patekti. Nes ten žmogus patekęs iš ten niekuomet neišeis. Ir jis kenties už savo nuodėmes. Nemanau, kad jūs norėtumėte visą amžinybę ten praleisti. Jeigu jūs nenorite ten praleisti amžinybės, pasitikėkite Jėzumi Kristumi, kuris jūs gali išvaduoti iš šitos bausmės vietos. Gerai, o mes tada pratęsime 1. laišką Timotiejui. 1. Timotiejui, 1. skyrius. Paulius, Jėzaus Kristaus apaštalas įsakymų Dievo mūsų gelbėtojo ir viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris yra mūsų viltis. Timotiejų, mano sūnui tikėjime, malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo mūsų tėvo ir Jėzaus Kristaus mūsų viešpatės. Kaip vykdamas į Makedoniją tave vis dar maldavau tave vis dar pasilikti Efeze, kad kai kuriuos įpareigotum, įdant jie nemokytų kito mokslo, nei nekreiptų dėmesio į pasakas ir begalinės genealogijas, kurios greičiau sukelia klausimus, negu kad dievotą statydinimą, kuris yra tikėjime. Taip daryk. Na, o įsakymo tikslas yra meilė iš tyros širdies ir iš geros sąžinės ir iš nevaidmainiško tikėjimo, nuo ko kai kurie nukrypę, pasuka į šalį, į tuščius plepalus, trokšdami būti įstatymo mokytojai, nesuprasdami nei ką sako, nei ką tvirtina. Bet žinome, kad įstatymas yra geras, jei kas teisėtai jį naudoja. Žinodamas tai, kad įstatymas nėra skirtas teisėjam, bet nepaisantiems įstatymų, neklausniems, bedieviams, nusidėlėms, nešventiems, suterštiems, tėvažudžiams ir motinžudžiams, žmogžudžiams, paleistuviams, susiteršiantiems su virškailėtėmis, žmogvagiams, melagiams, melagingai prisiekiantiems. Ir jei dar yra kas kita, kas priešingas sveikam mokslui. Pagal palaimintojo Dievo šlovingąją Evangeliją, kuri buvo man patikėta. Ir aš dėkoju Kristui Jėzui mūsų viešpačiui, kuris įgalino mane, kad palaikė mane ištikimu, įstatydamas mane į tarnystę, kuris anksčiau buvo piktžodžiautojas ir persekiotojas ir kenkiantis, bet manęs buvo pasigailėta, nes tai dariau nežinodamas per netikėjimą. Ir mūsų viešpatės malonė buvo be galo gausi su tikėjimu ir meilė, kuri yra Kristuje Jėzuje. Šitas yra ištikimas pasakymas ir vertas visiško pritarimo, kad Kristus Jėzus atėjo į pasaulį išgelbėti nusidėlių, iš kurių aš esu pirmiausias.
Tačiau dėl to manęs buvo pasigailėta, kad manyje pirmajame Jėzus Kristus parodytų visą ilgą pakantumą kaip pavyzdį tiems, kurie po to įtikės į jį amžinajam gyvenimui. Paulius 16 eilutėje rašo apie savo išgelbėjimą, kad tai įvyko todėl, kad Dievas jo pasigailėjo ir parodė jam ilgą pakantumą. Per Kristų Paulius gavo ilgą pakantumą. Jėzus Kristus jam parodė ilgą pakantumą. Buvo ilgai pakantus. Pakentė Paulių už tai, ką jisai yra padaręs. Už tai, kas jis buvo, kas jis tuo metu buvo. Paulius rašo, aš buvau piktžodžiautojas, 13 eilutė, kuris anksčiau buvo piktžodžiautojas ir persekiotojas ir kenkiantis, kai Jėzus Kristus jam pasirodė, jam pasakė, Pauliau, Sauliau, kodėl mane persekioji? Jis persekioja Kristaus bažnyčią, jis naikino tikinčiuosius, bet jo buvo pasigailėta, Kristus jam parodė ilgą pakantumą, rašoma kaip pavyzdį tiems, kurie po to įtikės į amžinajam gyvenimui. Per Paulių patį pirmąjį, nes Paulius rašo, kad manyje pirmajame Jėzus Kristus parodytų ilgą pakantumą. Per Paulių žmonijoje, pasaulyje įvyko kažkas tai nauja. Per Paulių Dievas parodė pasauliui ilgą pakantumą. Atsiverskim laišką Romiečiams 9 skyrių. Laiškas Romiečiams 9 skyrius. Mes šiandieną gyvename Dievo ilgo pakantumo laikotarpiu. Pavadinkim erą, laikotarpis, kaip be pavadinsi. Bet tai yra laikas, reiškia tas laikotarpis, kuris prasidėjo nuo Pauliaus, nuo to momento, kai Kristus jam parodė ilgą pakantumą. Nuo Pauliaus prasidėjo tas laikotarpis ir jis tęsiasi jau 2000 metų, kai Jėzus Kristus yra ilgai pakantus. Pauliuje pirmajame visą tai Kristus parodė. Laiškas Romiečiams 9 skyrius, 22 eilutė. Ką jei Dievas, norėdamas parodyti savo rūstybę ir duoti pažinti savo galią, ilgu pakantumu pakentė rūstybės indus tinkamus sunaikinimui. Paulius ir visas likęs pasaulis, tuo metinis, jie visi buvo rūstybės indai. Jie buvo verti Dievo rūstybės. Dievas buvo pasiruošęs išlieti rūstybę. Atsiverskim, pažiūrėsim į tai, bet dabar dar pažiūrėkim laišką Efeziečiams 2 skyrių. Laiškas Efeziečiams 2 skyrius. Ir jis atgaivino jūs, kurie buvote mirę nusižengimuose ir nuodėmėse, kuriuose praeitie vaikščiote pagal šio pasaulio eigą, pagal oro valdžios kunigaikštį, dvasią, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose, tarp kurių ir mes visi praeityje elgiamės pagal savo kūno geidolius, pildydami kūno ir proto troškimus ir prigimtimi buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti. Mes buvome rūstybės vaikai. Paulius buvo rūstybės vaikas. Rūstybės indai buvome, kaip rašoma laiške Romiečiams. Visas pasaulis buvo nusipelnęs Dievo rūstybės, kad Dievas ateitų ir išlietų rūstybę. Visi prisimenam šitą įvykį, apie kurį rašoma Apaštalų darbų 7 skyriuje. Atsiverskime Apaštalų darbų 7 skyrių. Apaštalų darbai 7 skyrius.
kai apaštalai per sekmines gavo šventąją dvasią, visi tie, ne tik apaštalai, bet ir visi likusieji, Petras kalbėjo, tiksliau Lukas užrašė apaštalų darbuose, kad ten buvo susirinkę 120 tų galilėjiečių kartu su 12 Izraelio apaštalų. Ir jie visi gavo šventąją dvasią. Ir jie gavę šventąją dvasią skelbė Izraelio tautai atgailą, nuodėmę atleidimą per Jėzų Kristų, per prisikėlusį Jėzų Kristų. Petras apie tai kalbėjo. Ir tuos metus, tuos keletą metų Dievas gelbėjo Izraelio tautą. Visa, ką Dievas darė, tai gelbėjo Izraelio tautą. Dievas nieko kito tuo metu nedarė, tuo metu neprasidėjo Kristaus kūno bažnyčia, kaip daugelis mano. Bet iš apaštalų darbų aprašymo tiesiog akivaizdu, kad tai buvo Izraelio tautos gelbėjimas. Petras sako, visą tai, ką jūs matote, kas įvyko per sekmines, tai buvo tai, kas pranašauta Joelio, ką Joelis pranašavo Izraelio tautai, kad Jeruzalėje bus išgelbėjimas, likutyje, kuri viešpats pašauks, kas šauksis viešpatės, tas bus išgelbėtas Jeruzalėje. Visą tai vyko likutyje, Izraelio likutyje. Ir tai tęsiasi keletą metų, visas tas laikotarpis, tūkstančiai įtikėjo, bet visi Izraelio vadai, visi tie kunigai aukščiausiai ir fariziejai, visi tie sadukiai, visi, kurie buvo Izraelio tautos mokytojai, jie neatsivertė. Ir apaštalų darbų 7 skyriuje Steponas, įkvėptas šventosios dvasios, paskelbė jiems nuosprendį. Paskelbė jiems Dievo nuosprendį, ką Dievas nori jiems pasakyti. Apaštalų darbai 7 skyrius 51 eilutė. Jūs kietasprandžiai ir neapipjaustytomis širdimis bei ausimis, jūs visuomet priešinatės šventai dvasiai, kaip jūsų tėvai darė, taip ir jūs. Jėzus Kristus buvo pasakęs aiškiai Izraelio tautai, kas priešintis šventai dvasiai, kas kalbės prieš šventąją dvasią, kas prižodžiaus šventai dvasiai, tam nebus atleidimo nei dabartinėme, nei ateinančiame pasaulyje. Ir tuo metu Steponas paskelbė jiems, kad jums nebėra atleidimo, jūs priešinate šventai dvasiai. Ir Steponas toliau pasakė jiems, 55 eilutė, bet jis, būdamas pilnas šventosios dvasios, įdėmiai žiūrėjo į dangų ir pamatė Dievo šlovę, bei Jėzų stovinti Dievo dešinėje. Ir tarė, štai matau atsivėrusius dangus ir žmogaus sūnų stovinti Dievo dešinėje. Iki tol Jėzus Kristus sėdėjo Tėvo dešinėje, kol jo priešai bus padaryti jo pakojumi. Kaip Petras skelbė per sekmines, kad viešpats užžengė, viešpats Dievas tėvas pašaukė savo sūnų, užženk ir atsisėsk mano dešinėje, kol padarysiu tavo priešus tavo pakojumi. Jis užžengė, jis atsisėdo ir kai Stepanas buvo užmėtytas akmenimis, kai jis paskelbė jiems nuosprendį, kad jūs priešinate šventai dvasiai, ir jis pamatė Jėzų Kristus stovinti Tėvo dešinėje, Jėzus Kristus atsistojo. Jo priešai jau buvo jam padėti po kojomis, kad jis juos atsistojęs ateitų trypti. Jėzus Kristus atsistojo ir Izaijo 2 skyriuje aiškiai rašoma, ką viešpats atsistojo daryti. Izaijas pranašavo apie tą Jėzaus Kristaus atsistojimą. Tai nebuvo šiaip savo parašyta. Ir Jėzus Kristus atsistojo neatsitiktinai. Tai nebuvo kažkas tai, ko pranašai nebūtų kalbėję. Jis atsistojo išpildyti tai, ką pranašai kalbėjo. Izaijas 2 skyrius. 2 skyrius 17 eilutė.
ir žmogaus išpuikimas bus palenktas, ir žmonių išdidumas bus pažemintas, ir tik vienas viešpats bus išaukštintas tą dieną. Ir stabus jis visiškai panaikins, ir jie eis į uolų angas ir į žemės urvus dėl viešpatės baimės, dėl jo didybės šlovės, kai jis pakils baisingai sudrebinti žemės. Kai viešpats Jėzus Kristus pakilo, atėjo tas momentas, kai jis nusprendė ateiti ir teisti žemės gyventojus ir tuo pačiu Izraelio tautos netikinčiuosius. Ir jie visi bėgs slėptis nuo jo rūstybės. Ta diena žmogus numes savo sidabro stabus ir savo aukso stabus, kurių kiekvieną jis buvo pasidaręs garbinimui, kurmiams ir šikšnosparniams, kad eitų į uolų plyšius ir ant suplyšusių uolų viršūnių dėl viešpatės baimės ir dėl jo didybės šlovės, kai jis pakils baisingai sudrebinti žemės. Štai ką Jėzus Kristus buvo atsistojęs daryti. Jis buvo atsistojęs teisti žemės gyventojus. Turėjo prasidėti jo rūstybės diena, apie kurią rašo pranašai, ir jie vadina ją viešpatės diena. Tai baisi diena, viešpatės rūstybės diena, kai viešpats nebepsikentęs ateina keršyti savo priešams. Atsiverskime Izaiją 13 skyrių. Izaijas 13 skyrius. Tuo metu nebuvo ilgo pakantumo laikai, kai apaštalai tuos keletą metų skelbė karalystės evangeliją, pilni šventosios dvasios ir gelbėjo Izraelio tautą, ir atėjo galas visam tam, nes Izraelio tauta pripildė savo nuodėmių saiką. Dievas buvo pasiruošęs išlieti savo rūstybę. Tuo metu nebuvo ilgo pakantumo laikai, kaip mes gyvename šiandieną. Tuo metu Izraelio tauta gyveno pagal įstatymą. Ir pagal įstatymą Dievas buvo pakantus tik tai tiek, kiek įstatymas leido. Dievas įstatyme buvo surašęs Izraelio tautai taisyklės, kurių jie turėjo laikytis. Ir taisyklės, pagal kurias Dievas Izraelio tautą buvo pažadėjęs bausti už jų neklusnumą. Ir kai Jėzus Kristus buvo atsistojęs teisti, tai buvo ta diena, apie kurią kalbėjo pranašai, kad jie ateis. Ir jie atėjo. Izaijas 13 skyrius, 6 eilutė. Kaukite, nes viešpatės diena arti. Jie ateis kaip sunaikinimas nuo visagalio. Viešpats atsistoja teisti. Ir viską, kas lik žemės gyventojams daryti, tai kaukti, bėgti slėptis. Todėl visos rankos nusilps ir kiekvieno žmogaus širdis sutirps ir jie išsigas, juos suims kančios ir sielvartai, juos suims skausmai kaip gimdančią moterį. Jie stebėsis vienas kitu, jų veidai bus kaip liepsnos. Štai ateina viešpatės diena žiauri, su rūstybė ir dideliu pykčiu, kad suniokotų šalį ir jis iš juos išnaikins juos nusidėjėlius. Nes dangaus žvaigždės ir jo žvaigždynai neduos jūs savo šviesos, saulė užtems savo patekėjimį ir mėnulis nebespindės savo šviesos. Ir aš bausiu pasaulį už jų piktybę ir nedorėlius už jų neteisybę ir padarysiu galą iš didžiųjų puikybei ir pažeminsiu baisiųjų išdidumą. Dangaus žvaigždės, saulė, mėnulis užges, žvaigždės kris iš dangaus. Ir apie tai Jėzus Kristus kalbėjo apie savo antrąjį atėjimą Mato, Morkaus, Luko, Jono evangelijose, kai apaštalai klausė apie jo atėjimą, kaip visą tai atrodys. Ir jis kalbėjo būtent tais žodžiais, kuriuos užrašė Izaijas. Kai bus, kai viešpats atsistos teisti, kai prasidės viešpatės diena. Ir kai Jėzus Kristus apaštalų darbų 7 skyriuje atsistojo, tai buvo būtent ta diena.
Būtent ta diena buvo. Atsiverskim Joelį. Joelis yra po Ozėjo. Ezekielis, Danielius, Ozėjas, po jo yra Joelis. Joelis 3 skyrius. 9 eilutė. Skelbkite tai tarp pagonių, ruoškite karą, padalinkite galiūnus, tegul artinasi visi karo vyrai, tegul jie ateina aukštyn, va matom pagonis. Dievas ateis teisti visų pasaulio tautų. Ne tik Izraelio tautos, bet ir visų pasaulio tautų, visų pagonių. Pagonis yra ne žydai. To žodžio reikšmė yra ne žydas. Ruoškite karą, pažadinkite galiūnus, tegul artinasi visi karo vyrai, tegul jie ateina aukštyn. Perkalkite savo noragus į kalavijus ir savo genėjimo peilius į ietis. Silpnasis tas sako, aš stiprus. Susirinkite ir ateikite visi pagonys ir susirinkite aplinkui, o viešpate ten savo galinguosius atvesk žemyn. Viešpats atves savo angelus. Te atsikelia pagonis ir ateina aukštyn į Jehozapato slėnį, nes ten aš atsisėsiu teisti visus aplinkinius pagonis. Pridėkite pjautuvą, nes pjūtis pribrendusi, ateikite, nusileiskite žemyn, nes spaustuvas pilnas, statinės liejasi per kraštus, nes didelė jų nedorybė. Izaijas rašo, kaip viešpats Jėzus Kristus ateis iš Idumėjos ir jo visas apdaras bus raudonas, nes jisai mynė rūstybės šitą spaustuvą, vyno spaustuvą, jis mindė, žinot, kaip tuo metu tais laikais vynogės spausdavo, sulipę į statinę ir iš jos per angas bėgdavo sultis ir iš jų ten darydavo vyną. Jėzus Kristus irgi mindys vynogės, bet tos vynogės tai nebus vynogės, kurios auga ant medžių, bet tai bus žmonių kūnai. Jis juos traiškis. Nes didelė jų nedorybė. Statinės liejasi per kraštus, nes didelė jų nedorybė. Minios sprendimo slėnyje, nes arti viešpatės diena sprendimo slėnyje. Saulė ir mėnulis aptems ir žvaigždės atitrauks savo spindesį. Vėlgi tas pats siužetas, tie patys motyvai. Saulė, mėnulis aptems, žvaigždės atsitrauks savo spindesį, jos kris iš dangaus. Viešpačiui Jėzui Kristui ateinant antrą kartą į žemę. Taipogi viešpats riaumos iš Siono ir ištars savo balsą iš Jeruzalės. Dangus ir žemė drebės, bet viešpats bus savo tautos viltis ir Izraelio vaikų stiprybė. Jis ateis dėl savo tikinčiųjų Izraelyje. Bet tuos netikinčiuosius, apie kuriems Stepanas paskelbė, kad jūs kietasprandžiai, jūs visuomet priešinate šventai dvasiai, šituos viešpats ateis bausti. Traiškyti kartu su visais pagonėmis. Tuo metu nebuvo viešpaties ilgo pakantumo laikai. Tai buvo laikas, kada viešpats turi ateiti ir išlieti savo rūstybę. Sunaikinti visą pasaulį. Viso pasaulio nusidėlius, nes jų nuodėmė liejasi per kraštus. Viešpats ateina įtūžęs, užsidegusi jo rūstybę. Jis ateina naikinti žemės gyventojų kartu su Izraelio tautos netikinčiaisiais. Šitoks buvo laikas. Dievas tuo metu buvo įstatymo dievas. Įstatyme buvo surašytos taisyklės. Dievas tuo metu buvo, kaip sakyti, jo pakantumas buvo ribotas. Apaštalų darbų 13 skyriuje Paulius kalbėjo sinagogoje Antiocho mieste apie Izraelio tautos praeitį ir jis sakė, kaip Dievas
40 metų, kai vedžioja Izraelio tautą po dykumą, buvo pakantus. 13 skyrius, 18 eilutė. Ir apie 40 metų laikotarpį jis kentė jų būdą dykumoje. Jis buvo pakantus Izraelio tautai. Jis nenaikino jų per 40 metų. Bet pakentė jų kietassprandiškumą. Ir Dievas karts nuo karto Izraelio tautai parodydavo savo pakantumą. Bet tai buvo pakantumas, kuris buvo paremtas įstatymu. Nes ateidavo laikas, kada Dievas juos bausdavo. Ir mes skaitom apie tai Senajame testamente, apie visą tai, visus tuos laikus. Mes apie tai rašoma ir Išėjimo knygoje, ir Skaičių knygoje, ir Teisėjų knygoje. Ir apie tai mes skaitom Karalių knygose, tame prašyme, kaip Dievas tam tikrą laikotarpį būdavo pakantus Izraelio tautai, bet kai jų nuodėmė viršydavo visas ribas ir kai Dievas turėdavo pasielgti pagal tai, ką jisai sakė jiems įstatyme, kad jeigu jūs manęs neklausysite, aš jūs bausiu, Dievas juos ir bausdavo. Dievas buvo ribotai pakantus Izraelio tautai. Tačiau šiandieną mes gyvename tokiu laikotarpiu, kai Dievas yra ilgai pakantus. Jis ilgai pakantus, tas ilgas pakantumas tęsiasi jau 2000 metų. Ir visa, ką Dievas daro, jis pakenčia žmones, pakenčia žmonių pikžodžiavimą, kietassprandiškumą, žmonių nusižengimus prieš Dievą. Visas pasaulis yra rūstybės vaikai, rūstybės indai šiandieną. Ir Dievas šiandieną juos ilgai pakenčia. Tie patys, kuriuos Kristus buvo atsistojęs ir pasiruošęs teisti. Kai Stepanas matė jį atsistojęs į Tėvo dešinėje ir jau pasiruošęs nužengti ir teisti žmoniją, tai žmonija nuo to laikotarpio nepasikeitė, ta pati žmonija gyvena. Tik tai Dievas pasikeitė. Dievas ne savo charakteriu pasikeitė, bet jis parodė savo tą charakterio, vieną iš charakterio savybių, ilgą pakantumą. Pasaulis nepasikeitė, jis tik blogėja, bet Dievas yra ilgai pakantus pasauliui. Čia tas pats, žinot, kaip tu prieini prie šuns, arba prie pikto liūto prieini, ir tu jam per snukį daužai. Per snukį daužai, įmindai visaip, spjaudai ant jo ūsus tampai, už ausų jį ten dusgini, bet tas liūtas nieko nedaro. Jis tiesiog ramiai sėdi ir žiūri, stebi visus tos, kurie jį tampo už ausų, erzina jį. Tokia šiandieną situacija tarp Dievo ir pasaulio. Dievas yra ilgai pakantus. Ir tas ilgas pakantumas pasirodė, kai Kristus išgelbėjo Paulių. Grįžkime į pirmą laišką Timotiejui. Penkioliktą eilutę. Šitas yra ištikimas pasakymas ir vertas visiško pritarimo, kad Kristus Jėzus atėjo į pasaulį išgelbėti nusidėlių, iš kurių aš esu pirmiausias. Tačiau dėl to manęs buvo pasigailėta, kad manyje pirmajame Jėzus Kristus parodytų visą ilgą pakantumą, kaip pavyzdį tiems, kurie po to įtikės į amžinajam gyvenimui. Paulius buvo pirmasis, kuriam parodytas ilgas pakantumas. Kodėl pirmasis? Todėl, kad iki tol Dievas niekam nerodė ilgo pakantumo. Su Pauliaus išgelbėjimu Dievas pradėjo ilgo pakantumo erą. Žinot, istorijoje mes iš mokyklos, prisimenu, mokėmės visas tas santvarkas, ten feodalinė santvarka, ten kokios dar ten tos santvarkos buvo, pamiršau jau istoriją.
Bet prisimenam, ar ne, tos visus, tas santvarkas. Tai tam tikrą prasme, tiesioginę prasme, mes gyvename Dievo įkurtoje santvarkoje, jo ilgo pakantumo santvarkoje. Dabar yra Dievo ilgo pakantumo santvarka. Dievas dar kitaip ją vadina Dievo malonės ukvedybą. Kai Dievas parodė visam pasauliui malonę. Ukvedybą jo, šitaip jis dabar tvarkosi savo ūkyje. Šitaip jis dabar tvarko visą pasaulį. Jis pasauliui rodo ilgą pakantumą. Ne todėl, kad pasaulis geras, bet atvirkščiai pasaulis blogas, toks pat blogas, kaip tą dieną, kai viešpats Jėzus Kristus buvo atsistojęs teisti pasaulį. Bet jis yra ilgai pakantus. Ir nuo Pauliaus jis pradėjo parodyti pasaulio ilgą pakantumą, kad Paulius rašo, kad manyje pirmajame. Tačiau dėl to manęs buvo pasigailėta, kad manyje pirmajame Jėzus Kristus parodytų visą ilgą pakantumą, kaip pavyzdį tiems, kurie po to įtikės į amžinajam gyvenimui. Pauliuje pirmajame Dievas parodė ilgą pakantumą. Pradėjo ilgo pakantumo erą. Per Paulių jis tai pradėjo. Ir jis atskleidė tai Pauliui. Nes mes skaitome Pauliaus laiškus apie tai, kad Dievas dabar yra ilgai pakantus. Kristus Pauliui parodė ilgą pakantumą ir jam apreiškė tai, apreiškė žodžius, kuriuos jis turi rašyti apie jo ilgą pakantumą, apie tą ilgo pakantumo laikotarpį. Atsiverskime antrą laišką Korintiečiams. 2 Korintiečiams 5 skyrius. 19 nuo 18 eilutės. Ir visa yra iš Dievo, kuris sutaikė mūsų savimi per Jėzų Kristų. Ir davė mums sutaikymo tarnystę. Tai yra, kad Dievas buvo Kristuje, taikydamas su savimi pasaulį, neįskaitydamas jiems jų nusižengimų. Ir mums patikėjo sutaikinimo žodį. Dievas sutaikė su savimi pasaulį, neįskaitydamas jiems jų nusižengimų. Ir pasaulis dabar drasko tą liūtą, tampo jį už ausų, jį visaip dusgina, bet Dievas jiems neįskaito viso to. Dievas neatsistoja, neiškentęs ir neteina teisti pasaulio. Jis dar yra ilgai pakantus. Jo ilgas pakantumas dar tebėra ilgas. Iš tikrųjų, Dievas yra ilgai pakantus. Jau praėjo 2000 metų, kai Dievas neteina teisti pasaulio už jų nuodėmes ir Izraelio tautos už jų nuodėmes. Šito Dievas niekuomet nerodydavo pasauliui. Tokio ilgo laikotarpio dar nėra buvę istorijoje. Kad Dievas būtų toks ilgai pakantus savo rūstybės indams, rūstybės vaikams. Ir tai yra labai svarbu žinoti, todėl kad daugelį bažnyčių nesupranta, kad mes gyvenam ilgo pakantumo laikotarpiu. Nes kai tik tai kažkas įvyksta pasaulyje, ar tai kažkoks tai žemės drebėjimas, ar tai kažkoks tai potvynis užeina, ar kažkoks tai gaisras ir nusineša tūkstančius gyvybių. Tuoj pat bažnyčiose pasigirsta iš krikščioniškos varpinės, kad Dievas baudžia nusidėlius, va, matot, už jų nuodėmingumą, už jų gyvenimą nuodėmėje Dievas nubaudė. Nes bažnyčiose nesupranta, kad Dievas šiandien yra ilgai pakantus. Jie atsiverčia Senąjį testamentą, kaip Dievas prieš tai, kai buvo įstatymo laikotarpis, įstatymų ukvedyba, kaip Dievas bausdavo tiek Izraelio tautą, tiek pagonis. Dievas bausdavo, siųsdavo angelus, kai naikindavo tos Izraelio priešus ir panašiai. Ir žmonės šiandieną šitai paaiškina visus tuos
visas tas nelaimės, kurios ištinka žmonės. Tačiau tos nelaimės ne todėl, kad Dievas baudžia. Dievas šiandieną yra ilgai pakantus. Nebaudžia žmonių, nenaikina jų. O visos tos nelaimės atsitinka todėl, kad mes gyvename gendančioje kūrinyjoje. Žemė nėra tobula. Jis sugedo dėl pirmojo žmogaus nuodėmės, dėl Adomo. Dievas prakeikė dirvą, kaip parašyta pradžios knygoje. Ir nuo to laiko žemė vis genda. Ir atsiranda visos tos nelaimės, ir potviniai, ir gaisrai, ir žemės drebėjimai, ir visi kiti dalykai, kurie nusineša nemažai žmonių gyvybių. O dar prie to pridėkime, kad žmogus yra nuodėmingas. Dėl žmogaus kalties kyla visos tos nelaimės ir žmonės žūsta. Karai. Tūkstančius žmonės kariauja, naikina vienas kitą. Nekęsdami vienas kito. Tai yra žmogaus nuodėmė. Tai ne Dievas baudžia. Tai žmogus baudžia vieni kitą. Vieni kitus naikina. Dievas čia ne prie ko. Dievas yra ilgai pakantus. Tas liūtas, jis ramus. Jis stebi, kaip žmonės naikina vienas kitą, kaip žmonės nekenčia jo, bet jis ramus. Jis ilgai pakantus ir kol jis yra ilgai pakantus, jis užsiėmęs žmonių gelbėjimu. Jis gelbė žmonės. Grįžkime į pirmą laišką Timotiejui. Būtent dėl to jis ir įsteigė tą ilgo pakantumo laikotarpį, kad jis gelbėtų žmonės per apaštalą Paulių. 15 eilutė. Šitas yra ištikimas pasakymas ir vertas visiško pritarimo, kad Kristus Jėzus atėjo į pasaulį išgelbėti nusidėjėlių, iš kurių aš esu pirmiausias. Paulius pats pirmasis. Per Paulių prasidėjo viešpaties Jėzaus Kristaus ilgas pakantumas. Ir tam laikotarpiui Kristus atskleidė Pauliui žinią, per kurią jis gelbėjo visą žmoniją. Jis išgelbėjo Paulių ir jam jį padaręs apaštalu, jam patikėjo žinią, naują žinią. Mes jau apie tai daugybę kartų kalbėjom. Naują žinią, paslaptį, kuri anksčiau nebuvo skelbiama, apie visos žmonijos gelbėjimą. Iki tol Dievas gelbėjo Izraelio tautą. Apaštalai per sekmines skelbė Izraelio tautai. Kai Jėzus Kristus buvo atėjęs pirmą kartą į žemę, jis buvo atėjęs pas Izraelio tautą, gelbėti Izraelio tautos. Mirti už Izraelio tautos nuodėmes, kaip rašoma Mato Evangelijoje, 1 skyriuje. Už savo tautą, už Izraelio tautą. Tačiau kai Kristus išgelbėjo Paulių, jis padarė jį pagonio apaštalu, viso pasaulio apaštalu. Ir jam atskleidė žinią, kad per kurią būtų gelbėjimas visas pasaulis. Pirmam laiške Timotiejui 2 skyriuje 4 eilutė rašoma, kuris nuo 3 eilutės, nes tai gera ir primtina akise Dievo mūsų gelbėtojo, kuris nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir ateitų tiesos pažinimą. Dievas šiandieną gelbėja visus žmonės. Iki tol jis gelbėjo Izraelio tautą. Dabar jis gelbėja visus žmonės. Dabar jis ilgai pakantus visam pasauliui, visai žmonijai. Tiek žydams, tiek pagonims. Ne žydai, kurie tuo metu buvo nusipelnę Dievo rūstybės, kai viešpats Jėzus Kristus atsistojo teisti. Jie irgi dabar yra užskaitomi kaip visi pasaulio tie nusidėliai, rūstybės vaikai. Nes visi, kurie dabar yra išgelbėjami per Pauliaus skelbiamą žinią, tiek žydai, tiek pagonys yra pakrikštijami Kristaus kūną. Ir žydai ir pagonys yra sutaikyti viename kūne, kaip Paulius rašo laiške Efeziečiams. Taigi Dievas dabar gelbėja visą pasaulį. Visą pasaulį per Pauliui patikėtą žinią. Atsiverskim laišką Efeziečiams 1 skyrių.
naujas laikotarpis, ilgo pakantumo laikotarpis, Dievo malonės ukvedybos laikotarpis ir nauja žinia skelbiama šitame laikotarpyje. Kad būtų formuojamas naujas žmogus, naujas sutvėrimas, kuris gyvens dangaus vietose. Viskas nauja. Viskas ne tokio, kas buvo iki tol, iki Pauliaus išgelbėjimo. Laiškas Efeziečiams 1 skyrius, 12 eilutė. Kad būtume jo šlovės gyriui mes, kurie pirmi pasitikėjome Kristumi. Iki Efeziečių kiti pasitikėjo Kristumi, tame tarpe ir Paulius. Pirmi pasitikėjome, Paulius pirmas buvo. Kad būtume jo šlovės gyriui, mes, kurie pirmi pasitikėjome Kristumi, kuriuo ir jūs pasitikėjote, išgirdėte savo žodį jūsų išgelbėjimo evangeliją, kuriuo įtikėjote, buvote ir užanspauduoti ta šventa pažado dvasia. Nuo Pauliaus pirmojo prasidėjo viskas. Paskui po Pauliaus ėjo kiti. Vienas po kito įtikėjo tą išgelbėjimo evangeliją, kurią skelbė Paulius. Atsiverskim 1 laišką Korintiečiams 15 skyrių. Paulius aiškiai skelbė, kokią jam evangeliją atskleidė Paulius, viešpats Jėzus Kristus. 1 laiškas Korintiečiams 15 skyrius. Be to, broliai, skelbiu jums tą evangeliją, kurią jums paskelbiau, kurią ir priėmėte ir kurioje stovite, kurią esate ir išgelbėti. Jei saugojate atmintyje, ką jums paskelbiau, nebent įtikėjote tuščiai. Nes jums perdaviau pirmiausia tai, ką ir gavau. Paulius laiške Galatams rašo, kad evangelija, kurią aš skelbiu, nėra iš žmogaus. Aš nebuvau jos išmokytas, bet gavau ją per Jėzaus Kristaus apreiškimą. Jėzus Kristus jam apreiškė šitą evangeliją, kurią jis užrašė savo laiškuose. Ir čia Paulius rašo, kurią aš gavau. Iš Kristaus. Ką ir gavau. Kaip Kristus mirė už mūsų nuodėmes pagal raštus ir kad buvo palaidotas ir kad prisikėlė 3 dieną pagal raštus. Paulius skelbė evangeliją, kuri susijusi su Kristaus mirtimi už mūsų nuodėmes ir jo prisikėlimu 3 dieną. Paulius skelbė, kad Kristus mirė už mūsų nuodėmes ir 3 dieną prisikėlė. Kitur Paulius rašo apie tai tam pačiam 1 laiške Korintiečiams, kad jis skelbė kryžių. Tai yra kryžiaus skelbimas. Mes išgelbėti per kryžiaus skelbimą. Per Kristaus mirtį ant kryžiaus ir prisikėlimą už mus, už mūsų nuodėmes. Kristus ant kryžiaus atliko auką už mūsų nuodėmes ir prisikėlė, kad mus išteisintų, kad mūsų nuodėmes būtų atleistos ir mes gautumėm Dievo teisumą, neturėdami nei vienos nuodėmės, už kurią reikėtų mus pakaltinti. 1 laiškas Korintiečiams, 1 skyrius, 18 eilutė, nes kryžiaus skelbimas tiems, kurie žūsta, yra kvailystė, bet mums, kurie esame išgelbėti, jis yra Dievo jėga. Kryžiaus skelbimas. 21 eilutė, nes kadangi Dievo išmintyje pasaulis išmintimi nepažino Dievo, tai Dievui patiko skelbimo kvailumu. Įdomu, kokio skelbimo kvailumu? Kryžiaus skelbimo kvailumu. Kryžiaus skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. Paulius skelbė kryžių. Kristus mirė už jūsų nuodėmes ir 3 dieną prisikėlė. Sumokėjo už visas jūsų nuodėmes. Ir visi žmonės, kurie išgirdo visą tai, tam jie turėjo įtikėti šitą žinią. Nes Dievui patiko išgelbėti tuos, kurie tiki šitą žinią. Kurie tikis kryžiaus skelbimu. Kryžiaus skelbimas mums yra išsigelbėjimas, mums yra gera žinia, nuostabi žinia. Paulius rašo Galatams, kad jis giriasi, džiaugiasi kryžiaus skelbimu. 6 skyrius, 14 eilutė. Bet apsaugok Dieve, kad aš kuo girčiausi, išskyrus kryžiaus mūsų viešpaties, išskyrus kryžiumi mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus
per kurį pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Paulius aukštino kryžiaus skelbimą, nes tai yra žinia, kuri gelbėja kiekvieną žmogų dabartinėme tame piktajame pasaulyje ir toje ilgo pakantumo eroje, kurioje dabar gyvename. Kryžiaus skelbimas yra esmė, yra pagrindas, kuriuo yra išgelbėjami šiandieną žmonės. Visi, kurie tiki tuo, ką Kristus atliko ant kryžiaus, sumokėjo ant kryžiaus už visas mūsų nuodėmes ir 3 dieną prisikėlė. Ir kai Dievas mato žmogaus tikėjimą, tuo, ką Kristus atliko ant kryžiaus už tą nusidėjėlį, Dievas to žmogaus tikėjimą užskaito kaip teisumą, Paulius rašo. Ir išgelbėja tą žmogų. Išgelbėja tą, kuris tiki. Kryžiaus skelbimas. Tačiau iki Pauliaus išgelbėjimo kryžiaus skelbimas buvo nekokia žinia. Izraeliui, kai buvo 12 Izraelio apaštalų per sekmines skelbė karalystės evangeliją, skelbė išgelbėjimą Izraelio tautai, jie nebuvo gelbėjami kryžiaus skelbimu. Jie nebuvo gelbėjami, kad tikėkite viešpačiu Jėzumi Kristumi, kad jis mirė už jūsų nuodėmes ir 3 dieną prisikėlė. Jiems to nebuvo skelbiama. Jiems buvo skelbiama, kad ką jūs padarėte? Jūs nukryžiavote Kristų. Kryžiaus skelbimas buvo kaltinimas. Atsiverskime Apaštalų darbus 2 skyrių. Tai buvo todėl, kad tai nebuvo ilgo pakantumo laikotarpis. Tuo metu Izraelio tauta buvo gelbėjama ne per kryžiaus skelbimą, o per Jėzaus vardą. Jie turėjo tikėti, kad Jėzus yra Kristus, Dievo sūnus. Ir tikėdami jo vardą turėtų amžinai gyvenimą, kaip Jonas rašo pirmame savo laiške, kaip Jono Evangelijoje parašyta. Kaip Jėzus, kad klausia savo mokinių, o kuo jūs skaitote mane? Ko jūs mane laikote esant? Petras pasakė, tu esi Kristus, gyvo Dievo sūnus. Jėzus jam sako, kad visą tai tavo preiškia tėvas. Ne kūnas ir kraujas kalba tavimi, o tėvas. Petras pasakė tai, ką turėjo pasakyti visi tikintys žydai, kurie tikėjo tuo metu Jėzumi. Jie turėjo tikėti, kad jis yra Kristus. Bet kryžiaus skelbimas buvo bloga žinia. Kristaus nukryžiavimas Izraelio tautai tuo metu reiškia išdavystę, nužudymą, savo mesijo nužudymą. Apaštalų darbai 2 skyrius 22 eilutė. Izraelio vyrai, Petras kreipėsi, klausykitės šių žodžių. Jėzų iš Nazareto žmogų Dievo patvirtinta tarp jūsų stebuklais ir nuostabomis ir ženklais, kuriuos Dievas darė per jį jūsų tarpe, kaip ir patys žinote. Jį atiduotą Dievo nustatytų ketinimų ir išankstinių žinojimų, jūs ėmėte ir piktomis rankomis nukryžiavote bei užmušėte, kurį Dievas prikėlė. Jūs užmušėte jį. Ar tai skamba kaip gera žinia? Tai skamba kaip kaltinimas. Kristaus nukryžiavimas Izraelio tautai buvo kaltinimas. Žiūrim 36 eilutę. Todėl tegul tvirtai, čia Petras tęsė, tegul tvirtai žino visi Izraelio namai, kad Dievas tą patį Jėzų, kurį jūs nukryžiavote, padarė viešpačiu ir Kristumi. Na, kai jie tai išgirdo, jiems vėrė širdį. Ir jie tarė Petrui ir kitiems apaštalams, vyrai ir broliai, ką mums daryti? Tada Petras jiems tarė, tikėkite, kad Kristus mirė už jūsų nuodėmes ir 3 dieną prisikėlė. Ne.
Petras nekalbėjo jiems tai. Petras juos kaltino dėl kryžiaus. Petras jiems sakė, ką daryti. Atgailaukite ir kiekvienas iš jūsų te pasikrikštyje Jėzaus Kristaus vardu nuodėmę atleidimui ir gausite šventosios dvasios dovaną. Atgailaukite už tai, ką padarėte. Pripažinkite viešpačiui, ką jūs padarėte. Apsigalvokite dėl savo nuodėmių. 3 skyrius, 14 eilutė. Petras vėlgi kreipėsi į Izraelio tautą. Bet jūs išsigynėte šventojo ir teisiojo ir norėjote, kad jums būtų dovanota žmogžudys ir nužudėte gyvybės kunigaikštį. Jūs nužudėte jį, jūs jį nukryžiavote. Nukryžiavimas buvo kaip nužudimas. Nukryžiavimas lygu nužudimas. Tokia buvo žinia Izraelio tautai. Ir nužudėte gyvybės kunigaikštį, kurį Dievas prikėlė iš numirusiųjų. Mes esame to liudytojai. O jo vardas per tikėjimą jo vardu. Šitą žmogų, kurį matote ir pažįstate, padarė stiprų. Ką tas žmogus lošys turėjo padaryti? Ką jis padarė, kad Dievas jį išgydytų ir atleistų jo nuodėmes? Jis turėjo patikėti Jėzaus vardu. Šitokia buvo žinia. O ne, kad Kristus mirė už jūsų nuodėmes ant kryžiaus ir 3 dieną prisikėlė. Ant kryžiaus jūs atlikote nusikaltimą. 4 skyrius, 10 eilutė. Te būna žinoma jums visiems ir visai Izraelio tautai, kad per vardą Jėzaus Kristaus iš Nazareto, kurį nukryžiavote. Per vardą Jėzaus Kristaus, kurį nukryžiavote, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, per jį, per šitas vyras į jūsų akivaizdoje stovi sveikas. Per jo vardą, per Jėzaus vardą, o ne per tai, kad jis mirė už jūsų nuodėmes ant kryžiaus ir 3 dieną prisikėlė. Per jo vardą šitas žmogus yra sveikas, šitas žmogus jo nuodėmes atleistos per Kristų. Bet jūs nukryžiavote Kristų, jūs padarėt nusikaltimą, nužudėt jį. 5 skyrius, 30 eilutė. Mūsų tėvų Dievas, vėlgi Petras kreipėsi, Izraelio vyriausius. Mūsų tėvų Dievas prikėlė Jėzų, kurį užmušėte ir pakabinote ant medžio. Jį Dievas išaukštino savo dešinę, kad būtų kunigaikštis ir gelbėtas, idant suteiktų Izraeliui atgailą ir nuodėmę atleidimą. Tuo metu buvo skelbiama Izraeliui atgaila ir nuodėmė atleidimas. Izraelis tuo metu buvo gelbėjimas. Per jo vardą. Ne per tai, kad jis buvo nukryžiuotas ir 3 dieną prisikėlė, bet per jo vardą. O nukryžiuodami jūs padarėt nusikaltimą. Apaštalų darbų 8 skyriuje pats aiškiausiai parodoma, kokia žinia tuo metu buvo skelbiama Izraelio tautai, per kurią buvo išgelbėjami, per kurią buvo jiems duodamas nuodėmių atleidimas. Ką skelbė Petras, visi kiti per sekmines ir po jų. Apaštalų darbai 8 skyrius. 8 skyrius, čia kai eunuchui Pilypas paaiškino Izaijo pranašystę ir paskelbė jam Jėzų. Trisdešimt antra eilutė. Rašto vieta, kurią jis skaitė, buvo ši. Jis buvo vedamas kaip avis skerdimui ir kaip avinėlis nebylus prieš savo kirpėją, taip jis netvėrė burnos. 35 eilutė. Tada Pilypas atvėrė savo burną, pradėjo nuo to paties rašto, ką Izaijas rašė apie Jėzų, ir paskelbė jam Jėzų. Jam paskelbė tą karalystės evangeliją, kurią jie skelbė tuo metu per sekmines ir po sekminių.
visą tą laikotarpį. Ir jiems, bekeliaujant keliu, jie atvyko prie kažkokio vandens ir eunuchas tarė, žiūrėk, vanduo, kas man trukdo būti pakrikštytam? Ir Pilypas tarė, jei tiki visą širdimi gali. Ir jis atsakydamas tarė, tikiu, kad Jėzus Kristus mirė už mano nuodėmes ant kryžiaus. Ir 3 dieną prisikėlė. Tikiu, kad jis sumokėjo ant kryžiaus už visas mano nuodėmes ir 3 dieną prisikėlė. Ne šitaip pasakė eunuchas. Todėl, kad jam ne šitokia žinia buvo paskelbta. Jam buvo paskelbta Jėzaus vardas, kas Jėzus yra, kad jis Dievo sūnus, kad jis Kristus. Žiūrėkit, ką eunuchas pasakė, kuo jis tiki. Jis tiki tą Evangeliją, kurią paskelbė jam Pilypas, pilna šventosios dvasios, kaip ir Petras, kaip ir visi kiti galilėjiečiai per sekminę skelbė Izraelio tautai, kad būtų Izraelio tauta išgelbėta. Ir Pilypas tarė, jei tiki visą širdimi gali, ir jis atsakydamas tarė, tikiu, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus. Šituo tikėjo. Šitokia Evangelija buvo skelbiama, ne kryžiaus skelbimas. Kryžius buvo skelbiamas kaip bloga žinia, kaip nusikaltimas, šito neturėjo įvykti, jūs neturėjote to padaryti, Izraelio tauta. Taip, buvo išpranašauta, kad Kristus bus nukryžiuotas, bet Izraelio tauta neturėjo prie to neprikišti savo rankų. Pagonis turėjo tai padaryti, ne Izraelio tauta. Jie turėjo priimti Jėzų, savąjį Mesiją, apie kurį kalbėjo pranašai, kad jis yra Kristus, Dievo sūnus. Tas, apie kurį kalbėjo ir žadėjo Izraelio tautai pranašai. Ir tikėdami jo vardu, jie buvo išgelbėjami ir buvo atleidžiamas jų nuodėmės. Tačiau po viso to, kai įvyko, kai Stepanas atsistojo, reiškia, kai Kristus atsistojo teisti, Stepanas matė tą ir Dievas po to įvykio, Jėzus Kristus po to įvykio išgelbėjo Paulių. Kristus, Dievas pradėjo žemėje ilgo pakantumo laikotarpį. Ir tuo ilgo pakantumo laikotarpiu Paulius skelbė žinią, naują žinią, kad Kristus mirė už mūsų nuodėmes ir 3 dieną prisikėlė. Ir tikėdami šitą žinią, visi žmonės nuo Pauliaus skelbimo, nuo to laiko, kai Paulius skelbė, iki dabar ir nežinom, kiek dar ilgai, kiek dar tęsis tas ilgo pakantumo, Dievo ilgo pakantumo laikotarpis, visi, kurie įtikės tą kryžiaus skelbimo žinia, kad Kristus mirė už tavo nuodėmes ir 3 dieną prisikėlė, ant kryžiaus sumokėjo už visas tavo nuodėmes ir 3 dieną prisikėlė. Kiekvienas žmogus, kuris tiki tą žinią, yra išgelbėjimas. Ką Paulius ir rašo pirmam laiške Timotiejuje. Paskaitykim dar tą eilutę ir padarysim pertrauką. 1 Timotiejui, 15 eilutė, 1 skyrius. Šitas yra ištikimas pasakymas ir vertas visiško pritarimo, kad Kristus Jėzus atėjo į pasaulį išgelbėti nusidėlių, iš kurių aš esu pirmiausias. Tačiau dėl to manęs buvo pasigailėta, kad manyje pirmajame Jėzus Kristus parodytų ilgą pakantumą kaip pavyzdį tiems, kurie po to įtikės į jį amžinajam gyvenimui. Įtikės į jį, ką įtikės, kad jis mirė už mūsų nuodėmes ir 3 dieną prisikėlė. Nes Pauliui buvo patikėta šita žinia skelbti mums, ta kryžiaus žinia, išgelbimo Evangelija.